Sveiki, esu Gabrielė Tamiskaitė Kočiūnė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytoja. Jums šiandien papasakosiu apie sužadėtuvių institutą civilinėje teisėje, nes sužadėtuvės tikrai daugiau nei tik romantiškas pažadas. Kai išgirstame žodį sužadėtuvės, dažniausiai įsivaizduojame romantišką akimirką – žiedą, jaudulį, artimųjų sveikinimus ir ateities planus. Atrodo, kad tai yra tiesiog dviejų žmonių asmeninis susitarimas susituokti ateityje. Tačiau teisės požiūriu sužadėtuvės nėra vien tik gražus simbolis ar romantiška tradicija. Nors valstybė negali priversti žmogaus susituokti, sužadėtuvės gali turėti tam tikrų teisinių pasekmių, ypač kai dėl jų buvo patirtos išlaidos ar perduotas turtas. Lietuvos teisėje sužadėtuvės suprantamos kaip abipusis susitarimas ateityje sudaryti santuoką. Svarbu pabrėžti, kad pats susižadėjimas nesukuria pareigos būtinai susituokti. Kitaip tariant, net jei buvo pasakyta taip, nupirktas žiedas, net rezervuota pokylio vieta, nė vienas asmuo negali būti verčiamas žengti prie altoriaus ar į civilinės metrikacijos skyrių. Teisė saugo žmogaus laisvę pačiam apsispręsti dėl santuokos sudarymo iki pačios paskutinės akimirkos. Ši taisyklė grindžiama vienu svarbiausių civilinės šeimos teisės principų. Santuoka turi būti sudaroma laisva asmenų valia, be jokios prievartos ar spaudimo. Todėl jokie pažadai, susitarimai, šeimos lūkesčiai ar net iš anksto išsiųsti vestuvių kvietimai negali tapti pagrindu reikalauti, kad žmogus susituoktų prieš savo valią. Vis dėlto tai nereiškia, kad sužadėtuvės teisės požiūriu yra nereikšmingos. Atvirkščiai. Galima sakyti, kad teisė į sužadėtuves žiūri gana praktiškai. Meilės ji nevertina, tačiau pinigus suskaičiuoti gali. Įsivaizduokime situaciją. Du žmonės susižada, pradeda ruoštis vestuvėms, užsako šventės vietą, fotografą, muzikantus, nusiperka vestuvinius šventinius drabužius. Apie būsimą santuoką jau žino šeimos nariai, draugai, galbūt net išsiųsti kvietimai svečiams. Tačiau, likus kelioms savaitėms iki ceremonijos, vienas iš jų nusprendžia santuokos nesudaryti. Ar kitas sužadėtinis gali reikalauti, kad vestuvės vis tiek įvyktų? Ne. Tačiau gali atsirasti teisė reikalauti atlyginti nuostolius susijusius su pasirengimu būsimai santuokai. Lietuvos civilinė teisė numato, kad kai sužadėtuvės nutraukiamos, asmuo, kuris dėl būsimos santuokos patyrė pagrįstų išlaidų, tam tikromis aplinkybėmis gali reikalauti jų atlyginimo. Tokios išlaidos gali būti susijusios su pasirengimu vestuvėms, bendrojo gyvenimo planavimu ar kitais veiksmais, kurie buvo atliekami tikintis sudaryti santuoką. Tačiau svarbu suprasti, kad ne kiekvienas išleistas euras automatiškai bus kompensuojamas. Teismas vertina, ar išlaidos buvo pagrįstos, ar jos iš tiesų buvo patirtos rengiantis santuokai, ar tarp jų ir sužadėtuvių nutraukimo egzistuoja priežastinis ryšys. Pavyzdžiui, jei buvo sumokėtas negrąžinamas avansas už vestuvių salę, tai gali būti laikoma reikšminga aplinkybė. Tačiau, jeigu asmuo savavališkai nusprendė ir nusipirko labai brangų automobilį, vien dėl to, kad po vestuvių jo vis tiek prireiks, ryšį su sužadėtuvėmis pagrįsti jau gali būti gerokai sunkiau. Įstatymas taip pat numato, kad nuostolių atlyginimo klausimas priklauso nuo konkrečių ir kitų aplinkybių.
Jeigu viena šalis atsisako sudaryti santuoką be pakankamo pagrindo, tai kita šalis gali reikalauti atlyginti nuostolius patirtus dėl pasirengimo santuokai. Tačiau, jeigu atsisakymas sudaryti santuoką buvo pateisinamas svarbiomis aplinkybėmis, arba jeigu dėl sužadėtuvių nutraukimo iš tikrųjų kalta kita šalis, teisė į nuostolių atlyginimą gali ir neatsirasti. Taigi, teisė nesiekia nubausti žmogaus vien už tai, kad jis persigalvojo, tačiau vertina, ar jo elgesys buvo sąžiningas ir atsakingas. Dar viena svarbi pasekmė susijusi su dovanomis. Sužadėtuvių metu dažnai dovanojami vertingi daiktai, ypač sužadėtuvių žiedas. Teisė į tokias dovanas žvelgia ne vien kaip į meilės simbolius, bet ir kaip į turtinius santykius. Jeigu sužadėtuvės nutrūksta ir santuoka nesudaroma, gali kilti klausimas dėl dovanų grąžinimo. Civilinis kodeksas suteikia teisę reikalauti grąžinti visas dovanas, kurias vienas šalis gavo iš kitos kaip dovana ryšium su būsima santuoka. Kitaip tariant, teisiškai reikšmingas yra ne vien garsusis sužadėtuvių žiedas. Tai gali būti ir kiti vertingi daiktai, piniginės lėšos ar brangus turtas, jeigu jie buvo perduoti būtent dėl planuojamos santuokos. Svarbus ne tik dovanos ryšys su vestuvėmis, bet ir dovanos vertė. Nors dažniausiai kalbama apie finansinės pasekmes, tam tikrais atvejais gali būti aktuali ir neturtinė žala. Jei viena šalis dėl nepagrįsto atsisakymo sudaryti santuoką patyrė dvasinių išgyvenimų, pažeminimą ar kitų reikšmingų neigiamų jo asmeniui pasekmių, ji gali turėti teisę reikalauti neturtinės žalos atlyginimo bendraisiais civilinės atsakomybės pagrindais. Vis dėlto tokie reikalavimai nėra tenkinami automatiškai. Reikia įrodyti visas įstatyme numatytas civilinės atsakomybės sąlygas. Todėl vien liūdesio ar nusivylimo fakto paprastai nepakanka, nes teisė nesiekia nubausti žmogaus už tai, kad jis persigalvojo. Juk gyvenime pasitaiko įvairių situacijų, kai žmonės supranta, kad santuoka nebūtų teisingas sprendimas nei jiems patiems, nei būsimai šeimai. Todėl atsakomybė sužadėtuvių atveju neturi būti suprantama kaip bauda už sudaužytą širdį. Taigi, sužadėtuvės yra puikus pavyzdys, kaip teisė ir kasdienis gyvenimas susitinka labai žmogiškoje situacijoje. Viena vertus, tai džiugus ir reikšmingas žingsnis dviejų žmonių gyvenime. Kita vertus, tai gali būti teisiškai ir svarbus pažadas. Svarbu žinoti, kokiais atvejais sužadėtuvės sukels minėtas teisinės pasekmes. Civilinis kodeksas numato, kad susitarimas tuoktis gali sukelti įstatyme nustatytas teisinės pasekmes tik tuo met, kai tas susitarimas yra sudarytas viešai. Tai reiškia, kad vien dviejų žmonių mintyse ar slaptai pokalbiuose egzistuojantis planas kada nors susituokti paprastai nesukels tų pasekmių, kurias teisė sieja su sužadėtuvėmis. Tačiau viešumas nebūtinai reiškia iškilmingą ceremoniją ar juolab įrašą socialiniuose tinkluose. Turi būti galima nustatyti, kad asmenys savo rimtą ketinimą tuoktis buvo išreiškę tiek vienas kitam, tiek aplinkiniams. Pavyzdžiui, registravėsi dėl santuokos sudarymo civilinės metrikacijos skyriuje. Tokia taisyklė padeda išvengti ginčų, kai po santykių pabaigos viena pusė teigia, kad sužadėtuvės buvo, o kita tai neigia. Todėl teisininkas, paklaustas, kas yra sužadėtuvės, tikriausiai atsakytų taip. Tai meilės pažadas, kurio negalima įvykdyti per antstolį, tačiau kartais tenka atsiskaityti už jo nevykdymą. O kuo daugiau į būsimas vestuves investuota lėšų, kuo vertingesnės buvo dovanos ir kuo plačiau apie būsimą santuoką paskelbta aplinkiniams, tuo didesnė tikimybė, kad romantiška istorija vienam iš sužadėtinių
persigalvojus, gali persikelti ir į teisininkų kabinetus. Būtent todėl sužadėtuvės teisėje laikomos ne vien romantiškų gyvenimo įvykių, bet ir teisinę reikšmę turinčių susitarimų, primenančių, kad teisė gerbia žmogaus laisvę pasirinkti, taip pat keisti norus ir planus, tačiau kartu reikalauja atsakomybės už savo sprendimų pasekmes.